Visiems geros dienos. Šiandien mes pasigaminsim virtinukus iš virtų bulvių, miltų, įdėsim mano kruopų, kiaušinių ir su kepta šoninė ir svogūnais. Susidedam mūsų bulves. Tai va, čia turim viską pasiruošę. Bulvės išvirtas, palauksim, kol biškį atvės. Na va, mūsų bulvės jau truputį atvėso. Susitrinam. Sudėsim kmynus ir druską. Ir įkulsim porą kiaušinių. Dabar dėsim miltus. Tiek miltų, kad mums nekibtų prie rankų. Nu, tokį neslaugų gavosi. Pakankamai minkšta, švelni. Mūsų tešla jau pailsėjo. Pjausim tokiais nedideliais. Dabar imam ir darom tokius dubenėlius. Nu, čia mes baigsim didelę partiją. Čia pasukam ir darom dubytę. Tai va, mūsų vanduo jau užvirė. Ten dedam į mūsų keptuvę sviestą. Sudėsim mūsų šoninę. Sukratysim prieskonius. Nu, mūsų šoninė apkepė. Galim dėti svogūnus. Svogūnus biškį truputį padruskinsim. Vanduo mūsų užvirė. Čia įdedam celų peperiukų juodųjų. Įbarsom druskos biškį. Ir įmetam porą lauro lapų. Dabar čia mes darom tokį sūkurį. Ir metam mūsų virtinukus. Nu, jau už 2 minučių pradės kilti viršų. Ir mes, kai iškils viršų, dar pavirsim kokias 5 minutės. Dabar pradėjo virti. 5 minutės pavirsim, 5-6 minutės. Nu, tai va, turime mūsų virtinukus bulvinius išsivyrę. Dedam dabar gražiai lėkštę, vieną sluoksnį. Ir kai nesukiptų, uždėsim mūsų spirgiukus. Taip. Dedam antrą sluoksnį. Dedam dar spirgiukus su sviestu. Nu, ant paskutinio sluoksnio uždedam mūsų spirgius. Ir užbarsom žalumynų. O tokią pasaką gavom šiandien. Kas nori, gali įsidėti grietinės, o natūralų jogurtą. Na va, visiems prie stalo, skanaus
ir iki sekančio.